Sveikučiai! Sveikučiai mano ištikimieji žiūrovai. Pagaliau prasidėjo miško sezonas, aš vėl sugrįšiu į mišką. Ir šiandien senai lauktas miškas, neištyrinėtas. Dar nesu šito miško iš tikrųjų tyręs normaliai, kelis tokius tiktais žingsnius aptikęs vokiškus. Bet mano galva tikrai bus, nes tuoj nueisim, parodysiu, kokios įtvirtintos pozicijos prieigose miško. Tai nebejotina, jos kažką tikrai turėjo saugot. O pats miškas 10 km ilgis ir bendroj sumoj 20 kvadratinių kilometrų perimetras. Tai tikrai yra vietos paieškai. Tikiuosi, šiandien lydės sėkmė. Abaliukas. O, laukinis abalys. Gerai, varom. Tai vat, kaip matėt, MG lizdas yra ant kalno, kuris turėjo saugoti visą perimetrą. O čia yra dar geresnis variantas. Kažkada jau čia buvau. Tai greičiausiai šaudmenų sandėlys, aišku, jis dalinai užverstas, bet pabandysiu įlysti. Jeigu pavyks išlysti, žinoma. Lendam kartu. Opa! Nu va. Realiai nieko įspūdingo kaip ir nėra, bet mūsų kraštuose tokius įtvirtinimus surasti yra tikrai pakankamai retas radinys. Daug uodų, žinoma, ruošiasi jau žiemoti ir standartiniai vokiški įtvirtinimai. Aš vokiško pavadinimo tikrai nepasakysiu. Tai kažkoks ten Fonder. Pabandysiu surasti, išgooglinti ir parašysiu jums čia po apačią tikslų pavadinimą, kaip jie vadinasi. Tai va, toksai sandėliukas. Tai kaip matote, tikrai šiaip savo miško tokie įtvirtinimai negalėjo saugot. Bandom išlysti. Opa. Kaip Petras prunkščiu. Gerai. Nu va. Ok. Tai tvirtinimus kaip ir pamatėm. Einam tolyn į mišką. Žiūrėsim, ką galėsim surasti. Pasidalinsiu su jumis. Nu ką, dar pusvalandukas ėjimo. Ir jau praktiškai vietoj. Šiaip esu labai dėkingas tiem, kurie iš TikToko ateina ir prenumeruoja kanalą. Ir matau, kad jums patinka. Tas mane tikrai veža į priekį. Tai kas dar neprenumeruojat, bet žiūrit, tai tikrai, manau, neskauda, užprenumeruokit. Ir pasidalinkit su draugais, gal kažkam bus įdomu. Laukiu 2000 prenumeratorių. Ir su kiekvienu 1000 tikrai sugalvosiu kažką naujo įdomaus. Kažkokių pramogų, o gal net ir dovanų. Pirmas radinys aliumas. Ir panašu, kad vokiškas puodelis. Arba ne, arba čia gali būti per pusę nupjauta gertuviai. Reikia apvalyti, bet aš kažką tai čia, nu tikrai, kad karo radinys. Labai gerai.
Čia bus gertuvė nupjauta per pusę. Lygtais tepalo kvapų yra viduj. Gerai, gera linkmė. Ir duobių nepamirštum užkasti. Smagu miške, blemba. Po tos visos vasaros, net jeigu ir smagu ežere, ten ar ir smagu upei, bet miškas tai kaifuoju nuo miško. Raudonas pomidoras. Visai ne pomidoras čia, biški muchamaras. Ne pomidoras. Visai ne senjoras Robinzonas pomidoras. Tik aš nekandžiosiu šito. Dabar sako, neblogus pinigus duoda už šitą gėrį. Nerinksiu, aš tai nerinksiu. Nu va, toks nieko rimto eksponatas, bet vis tiek prikolas. Medis kažkada buvęs, o viduj kulkeliai užstrigus. Dar iki dabar išlikę. Kaip sakau, nieko rimto, bet dėl faktų įdomu. Kažkas įdomesnio, kaip ir juodas metalas, bet signalas pakankamai didelis. Pakraštys miško, pasižiūrim, ką gero. Šiaip ne kas čia, bet kad didelis, tai reikia pažiūrėti. Metalo laužas. O taip pat kartais. Ėjau. Nieko gero, labai tuščia, bet tas ir įdomu, nes niekas čia nebuvę. Nu ir ateinu, čia toks lyg pelkė, lyg ne, kažkas tokio. Pam, signalas. Yra lygtais, lyg žiebtuvėlis, lygtais kažkas rašyta. Prasivalysim, bus aiškiau, bus įdomiau. Šiaip smagu, kas tokioj vietoj, kur kolegų dar nebūta. Tai pavalom, patikrinam. Tikrai žiebtuvėlis, tai dar neturiu vandens, biškį pabirėjo, tai su vandeniu pavalysiu, parodysiu tada, bet kažkas tokio. Blemba, aš net pradedu galvot, kad pavaizduotas vokietis. Eik tu savo, čia koks grožis, vaikyti. Laikyti, dar tokį nematė, gaidėts. Nežinau, kiek ant video matysis. Eiktų. Erelis ir šalia vokiečių karys prie erelio. Eiktų savo, da tokio žiebtuvėlio neturės. Eiktų. Įdėsiu paskui video, tiksliau nuotrauką šalia, kad aiškiau jums matytųsi. Pizdets. Nu grožis, vaikeli, eiktų savo. Ai va, tai kaip tik pamačiau pas save daiktą maišį. Legendinis tas bensas nuo uodų ir nuo visų kitų padarų. Ir nežinau, kas pastebėjot, kas nepastebėjot, bet nuo užpernai lygtais metų pasidarė kažkoks neveiksnus. Jisai pasipurškė porą minučių ir vėl uodai kanda, erkės lipa. Tai pasirodo, Europos Sąjunga padarė tokį pataisą, nežinau, aš nesu teisininkas, bet iš esmės tai tos veikliosios sudėdamosios medžiagos anksčiau būdavo 100% ir jinai veikdavo, aišku, nuodinga, ten turbūt kancerogenų pilna, bet jinai veikdavo. O dabar yra leistina norma 50%, aišku, gamintojas to nepasako garsiai, bet jaučiasi iš karto sudėtis, kad silpnesnė ir praktiškai neveikia. Tai vat, jeigu kas domėjotės, kodėl nustojo veikti, kažkas sako, kad uodai atsparus pasidarė, tai taip nėra, bet tiesiog sudėtis yra silpnesnė. Nu, šito nesitikėjau, bet vis tiek. Opa. Tik labai gaila viskas iš to žemės sausa labai, tai. Ogi pirmo karo suradom pozicijas.
Cariniai višteliai, saga. Gal visai ir įdomu, gal dar pirmo karo kažką įdomu surasim. Nu ką, pietų metas, aš kaip netoks jau paunas didelis, tai man teks ir vokiška šakutį. Čia biskį žemių, biskį kažko pasivalysiu. Gal nenumirsiu. O tak vat, biškį pasižarinau. Kilbasovų. Bus galima. Karšta. O taip reikia leisti laiką miške. Aš sakau, tie žmonės, kurie neina į mišką, tai jie gyvenimo nematė. Ir manau, jūs man patvirtinsit. Nu ką, po pietų būt gerai pasnaust, bet nėra kada. Reikia varyt. Mus kviečia nauji radiniai. Dugne apkaso. Kur čia? Spalvotas signalas ir pakankamai giliai. Tai tikrinam. Nu va, prasikapščiau. Tai 100% rankena. O, ir čia išsikelia. Sviedinio konteinerio dangtis. Pozicijos vokiškos. 100%. Dar pasitikrint. Visados tikrinkit visi, kas tai darot. Tikrinkit, ar nėra daugiau signalų po pirmųjų signalų, nes patikėkit, kiek jūs praleidžiat, net nežinodami. Nu va, žmonėliai radau, suknėliai mėtosi, o ko neparnešt namo, su žirniukais, kaip Dalios Grybauskaitės. Paimsiu žmonai, bus dovanų iš miško. O, hebra. Esat va tokį radę, jeigu kada miške ir nežinot, kas tai yra, tai čia apkasuose, kai dėdavosi rastai, tai rastus susekdavo tokiu reikalu. Ir miške, kur yra apkasų, tai tikrai tokių daug pasitaiko, daug mėtosi. Kažkoks aliumas. Kažkoks tai aliumas. O taip, man atrodo, kad čia bus dienos topas. O taip. Prasikasu, o čia blemba kampą šviečia. Opa. O taip. Gut mich tun, Dievas su mumis, o jo. Va čia tai radinys. 7, 8, gute Nacht, 1, 2, Polizei, 3, 4,
buvo verta. Biski linksta čia. Nu, kaip minėjau, šitas miškas tikrai stebina ir gyvos dvasios turbūt čia labai senai buvo, nu, neskaitant gyvūnų. O taip tais vaizdai stebina pelkės, kalvos ir apkasai, ir aišku apkasai. Gražu, gražu labai. Nu, va, signalas pelkės vandenį ir čia jau net šviečia, iškart matosi. Opa. Vokiškas sūriukas. Vokietukai matyt mėgo gražioje apylinkiai, gražiam vaizdinį valgyti. Tas sūris, kur radau, toks blemba užlankstytas ir čia sveria nemažai. Kažkoks tais viduj kažkas tai yra. Blemba. Kas čia? Kažkoks darinys viduj kibo sūris dar. Kažin, kaip manot, gali būt, kad užsikonservavo pelkėjas vandenį. Toks kažkoks baltas turinys. Blemba. Norėčiau paragaut. Reiktų pabandyti. Kažin nenumirščiau. Blemba, reik pabandyti. Kem 4 metų sūriuko išaut. Vat, prasidariau. Kažkoks turinys vidai yra. Nu, jau kaip priklauso, tai su vokišku šakute peiliu, šakute šaukštu tiksliau. Blemba, kaip visada norėjau paragauti vokiško sūrio. Kaip sako, sudie razumėlį. Atrodo, jeigu šitas video išeis, tai man viskas gerai. Jeigu neišeis, tai... Bet čia buvo sūris, tikrai. Tikrai sūris, bet... Tai vat. Man atrodo, kad jau tuoj bus metas baigt. Šiaip 7 kilometrai nuo mašinos nueiti gal ir nėra daug. Bet kaip temsta, taip labai greitai. O juos dar reikia sugrįžti ir ne gražiu takeliu, bet mišku. Na tai darosi kažkaip ir neramu. Nu, aš... Matėt, kas filmą Blairo ragana, projektas Blairo ragana. Tai vat, baisu, kad nebūtų projektas Blairo ragana lietuviškas. O rankena pistolietas. Labiškai šiktelėjau, kaip sakant. Jau maniau, kad negrįšiu. Nes GPS-as tam miške tai veikia, tai neveikia. Galvoju, bus reikalų
O laikas eina, saulė leidžiasi, bet jau viskas gerai. Suradau parėjimą. Tai ką, chebrytė mano mieli žiūrovai, šiandien tiek, viso labo. Bet geros žinios tos, kad pozicijas aptikau. Tikrai verta ieškoti, tik tai sėjimo daug. Tai sekanti laida, arba dar sekanti, bet 2 laidų intervalė. Tikrai viena bus iš jų per naktį. Parą laiko šitą miške. Tai dar stipriau ir aktyviau bus galima ieškoti. Tai nepamirškit palaikyti, pakomentuoti, pasidalinti. Prenumeruokit, siūlykit draugam. Ir susitinkam kitoj laidoj. Iki.